Išsiaiškinsime, kaip siera reaguoja su deguonimi. Tai dabar siera yra kieta, oksidacijos laipsnis 0 ir plius deguonis, deguonies formulė O2, deguonis yra dujinis ir oksidacijos laipsnis 0. Dabar siera su deguonimi reaguoja tik tai deginama ir dabar po reakcijos susidarys junginys ir dabar pasižiūrim. Deguonies elektrinis neigiamumas yra 3,5, o jeigu pasižiūrėsim sieros, tai yra 2,5. Tai deguonies elektrinis neigiamumas yra didesnis. Tai pirmiau prašom sierą, o po to deguonį. Tai yra susidaro sieros oksidas. Dabar, kadangi šitas junginys sudarytas iš nemetalo ir nemetalo, tai yra nejoninis junginys, tai formulę pasirašom pasinaudodami oksidacijos laipsniais. Tai dabar pasižiūrėsim, deguonis yra 6A grupiai, tai išorinėme sluoksnėje turi 6 elektronus, tai jam iki pilnai užpildyto sluoksnio, tai yra 8 elektronų, trūksta 2 elektronų, tai jisai 2 prisijungs, tai oksidacijos laipsnis yra -2. O dabar siera, nors siera susirandam periodiniai lenteliai, yra 6A grupėje ir išorinėme sluoksnėje turi 6 elektronus, tačiau reaguojant su deguonimi, deguonis nesugebės atimti iš karto 6 elektronus, tai degant sierai, siera atiduoda tik 4 elektronus, tai oksidacijos laipsnis yra +4. Ir dabar oksidacijos laipsnių suma turės būti lygi 0, tai +4 ir -2 kol kas nelygu 0, tai išlyginame rašydami indeksus, tai prie deguonies rašom indeksą 2. Ir suskaičiuojam, tai bus -4 ir +4, tai bus lygu 0. Ir kadangi tai yra kovalentinis junginys, tai sieros oksidas bus dujinės agregatinės būsenos. Ir dabar šitą reakciją lyginant, šitą reakciją išlyginta, bet kaip pasižiūrėti, kad jinai išlyginta, tai pradedam nuo deguonies. Deguonies yra 2 atomai ir po reakcijos irgi deguonies 2 atomai. Po reakcijos sieros 1 atomas ir prieš reakciją irgi 1 atomas. Už tai reakcijos lygtis išlyginta.